Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, Laudato Si popiežiaus Pranciškaus, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą, Izraelis prieš Hamas karas. Kas naujo, profesoriau? Sveiki ir prašome kitą Kas naujo profesoriaus seriją. Valteri, labas. Ką mes darome? Sukeliam bėdų. Atrodo, kad toks mūsų etiketas. Taip. Tai gana provokuojantis paveikslas, kurį turime čia. Ir aš manau, kad tiems žmonėms, kurie bėga kairėje ekrano pusėje, reikia praktikuoti daugiau mitybos reformos. Taip, galbūt, jei jie būtų dešinėje pusėje, tai gali atrodyti šiek tiek kitaip. Na, yra linija, kurią reikia perbėgti. Matau, dar ne visai arti, teks peršokti. Na, tai tikėjimo šuolis. Tai tikėjimo šuolis, taip. Paprašykime Dievo, kad padėtų mums tai įveikti. Mūsų dangiškasis Tėve, mes turime privilegiją būti čia ir dabar prašome patarimo šioje diskusijoje. Tai ne visada lengva, todėl prašome apšviesti mūsų ir žiūrovų protus bei padėti šventąją dvasią Jėzaus vardu. Amen. Martinai, mes labai dažnai kalbėjome apie šią problemą ir panaudojome daug Biblijos tekstų, kad parodytume, jog tai yra Biblijos principas. Taip, tikrai. Tai pradinis teiginys Biblijoje apie tai, kokia buvo pirminė žmogaus mityba, ir yra ilgas paaiškinimas, kodėl žmonijos mityba pasikeitė. Tada topologiniuose tyrimuose Biblijoje yra daug atvejų, kai Dievas kviečia savo žmonės atgal į pradžią. Pradžioje taip nebuvo. Tai buvo vienas iš Jėzaus teiginių. Taip. Tai nebuvo susijusi su mityba tiesiogiai, bet tai taikoma. Nes jei norite sužinoti, kaip tai buvo, turite eiti į pradžią. Taip. Bet mes dabar gyvename ne pradžios knygoje, mes gyvename apreiškimo knygoje. O apreiškimas yra pradžios knygos priešingybė. Pradžios knygoje viskas buvo prarasta, apreiškimo viskas įgyta. Viskas, kas ten buvo prarasta, turi būti atstatyta. Ir tai apima dietą. O tai taip svarbu, nes jei nori eiti į dangų ir laimingai gyventi su Dievu, tada aišku, jei nedarysite to, kas ten bus dangiška, kaip jūs tuo džiaugsitės? Pažįstu moterį, kuri gyvena Cape Town'e ir turi augintinių, o šie augintiniai yra avys. Ir tos avys visos turi vardus ir jos taip pat gyvena namuose, jos yra augintiniai. Nežinau, ką ji darytų, jei kas nors nuspręstų, kad tai ne augintinis, o pietus. Manau, kad ją ištiktų nervinis priepuolis. Ir nemanau, kad danguje bus laiko nerviniams priepuoliams. Ne, laimiai ne. Todėl Dievas tai panaudojo kaip išbandymą. Ir įdomioji išbandymo dalis yra susijusi su įžvalgumu. Matote, tai dalis, kurios dauguma žmonių nesupranta. Jie mano, kad tai yra tik fizinis dalykas, su kuriuo tai susiję. Taip, tai susiję su kraujotoka ir tam tikrų ligų prevencija. Bet didžiausias dietos poveikis yra įžvalgumas. Tai mąstymas. Tai didžiausias poveikis. O paskui ir dvasingumas. Dvasingumas gali kilti iš teigiamo šaltinio ir gali kilti iš neigiamo šaltinio. Bet kuriuo atveju
Dieta stiprina dvasingumą, jei tai atliekama teisingai. Tiek daug religijų laikosi vegetariškos dietos, o kai kurios netgi laikosi labai griežtos veganiškos dietos. Ir aš manau, hinduizmas, pavyzdžiui, jainizmas, budizmas. Griežčiausias iš tų trijų yra jainizmas. Jainizmas iš tikrųjų propaguoja visišką veganizmą. Taip. Jie eina taip toli, kad net nieko nesunaikins net uodo. Taigi tai viena problemos pusė. Ir tada taip pat ezoterinėme pasaulyje žmonės praktikuoja veganizmą ir griežtą veganizmą, vegetarizmą ir griežtą veganizmą, sustiprinti savo dvasingumą. Taip. Prisimenu, mano uošvis buvo okultizme ir jei norėjo turėti nekūniškos patirties, pereidavo prie žaliavalgystės, kad geriau to pasiektų. Ir daug aukštųjų okultistų yra veganai. Apie tai parašyta daug knygų. Yra autorių, išėjusių iš krikščioniškojo pasaulio. Vienas iš jų yra anglikonų kunigas, tapęs okultistų ir mediumų. Jis rašo daug knygų apie šios dietos privalumus, grįžtant į tai, kas buvo Edene. Bet žinoma, dėl slaptos religinės patirties. Bet tiesa ir klaida visada eina lygiagrečiai. Taip. Nes velnias yra kopijuotojas, o linija tokia plona, tai kaip plauko kvapas. Taip, ir jis sako šiuolaikiniuose New Age kanaluose, jis sako, mano vaikai, jums nebūtina valgyti mėsos. Ir todėl visas New Age, naujų amžiaus judėjimas remiasi vegetarišką mitybą. Taigi, kokie privalumai, kodėl tai turėtų būti daroma? Ir mes esame gana provokuojantis, nes cituosime nemažai teiginių iš Ellen White raštų. Bet kas gali paimti tuos raštus ir palyginti juos su šventuoju raštu ir pamatyti, ar jie dera tarpusavyje? Taigi, Biblijos principai yra aiškus. Mes taip pat turime tokių istorijų, pavyzdžiui, kaip Danielius. Taip, kur tai tampa išbandymu. Ir tai tapo išbandymu, ar nori būti harmonijoje su Dievo valia ar ne. Ir tai labai dažnas bruožas Biblijoje. Pradžioje tai buvo išbandymas, Danieliaus atveju, tai tiesioginė istorija, bet kartu ir tipologinė istorija, vedanti iki pabaigos. Dieta buvo labai svarbus komponentas. Izraelio vaikų išėjime iš Egipto dieta buvo labai svarbus komponentas. Susietas su įsakymais, su mana, tu teisus. Jei pradžios knyga buvo pradžios ir nuopuolio knyga, tai apreiškimo knyga yra priešingybė, tai yra atkūrimo knyga. Jeigu dieta buvo išbandymas, ar manai, kad turėtų būti išbandymas paskutinėmis dienomis? Aš esu tikras. Netgi pirmasis šėtono gundymas, kurį jis iškėlė Jėzui dykumoje, buvo tas pats gundymas, kurį Jėzus išlaikė, bet neišlaikė Adomas ir Ieva. Taip. Ir vėlgi tai buvo ryšium su dieta. O kodėl Ieva norėjo paimti uždraustą vaisių? Norint pasiekti aukštesnę sąmonės būseną? Taip. Bet tai privedė prie kritimo. Ir jį pažiūrėjo, ir jis atrodė tinkamas maistui. Kur buvo tikroji, teisingoji aukštesnė sąmonės būsena? Su Dievu. O dieta, kurios jį laikėsi, kurią Dievas nurodė, ta dieta buvo maistas aukštesniai sąmonės būsenai. Kita buvo klaidinga sąmonės būsena. Būtent. Taigi ji klausėsi kažko kito, o ne Dievo. Nesvarbu, ar tai demonas, ar tai žmogus. Manau, aš noriu perskaityti kai ką iš šventojo rašto. Atsiverskime Izaijo 29 skyrių.
Ir iš tikrųjų galime perskaityti nuo 9 eilutės. Būkite neryžtingi, gūžčiokite pečiais, apakinkite save ir būkite akli, būkite girti, bet ne nuo vyno, sviruokite, bet ne nuo svaigiojo gėrimo. Štai žmonės sviruoja nuo vieno Biblijos teksto prie kito ir tiesiog to nesupranta. Kodėl jie to nesupranta? Kas blokuoja jų pažinimo gebėjimus? Gilaus snaudulio dvasią Viešpats išliejo ant jūsų. Jis aptemdė jūsų akis, pranašus ir jūsų galvas regėtojus. Tokia yra leistina Dievo valia. Dievas niekada neaptemdo jūsų supratimo. Jis nori apšviesti tavo supratimą. Bet tavo paties veikla taip užblokavo Dievą, kad pagal žydų mąstymą, jei Dievas ką nors leidžia, jis tai įgalina. Bet tai yra pasekmės. Paskutinė bažnyčia žemėje, ar nėra vadinama Laodikėja? Taip. Ar tai ne mieguista bažnyčia? Taip, drungna. Tai drungna. Ir jie kietai miega. Jei pažvelgtum į palyginimą apie mergelės, ar jos nemiegojo? Taip, jos miegojo. Viso to regėjimas jums yra tarsi užantspauduotos knygos žodžiai. Jie tiesiog nieko nesupranta. Kai ji duodama mokačiam skaityti ir sakoma, paskaityk, šis atsako, negaliu, nes jį užantspauduota. Taigi tu gali duoti kam nors ir pasakyti, žiūrėk, čia parašyta, o jis, aš nesuprantu, aš tiesiog nesuprantu. Būtent. Tai yra pradinė dieta. Dievas sako, taip nebuvo iš pradžių, čia visi bandymai sugrąžinti tave prie pradinės dietos. O jis, aš nesuprantu. Aš nesuprantu. O kai ji duodama nemokačiam skaityti ir sakoma, paskaityk, tas atsako, aš nemoku skaityti. Taigi yra du pasiteisinimai. Vienas yra, aš tiesiog nesuprantu, negaliu to suprasti, o kitas yra, aš net nebandysiu, nes nesu pakankamai išsilavinęs. Taip, ir bet kuris iš jų veda jūs į bėdą. Biblija yra nuostabi knyga. Ji turi kažką kiekvienam. Na, aš iš karto pagalvojau, kad yra kita dalis, kuri labai tinka mūsų laikams. Tai yra Jonas Krikštytojas. Visiškai taip. Jis laikėsi visiškos augalinės kilmės dietos, lauko medus ir skėriai. Ir jis buvo tipažas, jis buvo Elijo atvaizdas. Tai kas yra šiandien Elijo atvaizdas? Tas, kuris neša tą pačią žinią. Tiesinkite kelią Viešpačiui ir atsigręžkite. Atsigręžti nuo ko? Prie ko? Prie to, kaip buvo pradžioje. Kaip buvo pradžioje, tai pažvelkime į šią sveikatos reformos problemą paskutinėmis dienomis. Ir mes aptarsime keletą citatų, tada žmonės galės į jas pažvelgti ir įsitikinti, ar jos dera su Biblija. 1 Korintiečiams 10:31, ar valgote, ar gerite, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Martinai, Dievo garbė yra jo charakteris. Taip, įstatymas yra įsitvirtinęs į jį. Kaip mirtis atėjo į pasaulį? Dėl nuodėmės, dėl įstatymo pažeidimo. Ar pradžioje buvo mirtis? Ne. Įdomu, kaip jautėsi Adomas, kai buvo paaukotas pirmasis avinėlis. Manau, jei gerai prisimenu, net kai nukrito pirmasis lapas, negyvas lapas, jis buvo sugniuždytas. Jis turėtų atvykti į mūsų rajoną žiemos viduryje. Jūs pamanytumėte, kad tai branduolinio sprogimo aikštelė. Taip yra, taip. Ir tada ateina pavasaris, tai yra prisikėlimo viltis, tiesa. Taigi pažiūrėkime į duotą šviesą. Tai yra iš liudijimo 9 tomų. Yra tikinčiųjų, kurie priima tam tikras liudijimų dalis kaip Dievo žinia, bet atmeta tas dalis, kurios smerkia jų mėgstamus malonumus. Tokie asmenys dirba priešingai savo ir bažnyčios geroviai. Yra būtina, kad vaikščiotume šviesoje,
Kol turime šviesą, tie, kurie teigia tikintis sveikatos reformą, tačiau kasdieninėme gyvenime dirba priešingai jos principams, kenkia savo sieloms ir palieka klaidingus įspūdžius tikinčiųjų ir netikinčiųjų sąmonėje. Ar tai problema bažnyčiose? O, žinoma. Kaip rimtai praktikuojate tai, ką pamokslaujate? Jūs turite praktikuoti tai, ką skelbėte. O jei žmonės pradeda tai suprasti ir patenka į situaciją, kai žmonės tiesiog nesilaiko ne vieno principo, tai nesudaro gero įspūdžio, tiesa. Tai labai liūdna situacija. Jei dirbate, nes paprastai šioje srityje turite daug prieštaravimų, taip. Taigi, jei jūs studijuojate Bibliją ir arba skatinate žmonės suprasti, kaip veikia mūsų žinia, ir tai yra žinios dalis, ir jūs priverčia juos vos pradėti suprasti, tada vedate juos į bažnyčią, o čia žmonės elgiasi priešingai. Tai tikrai atmeta visas pastangas, kurias įdėjote atgal keliems mėnesiams ar net metams. Gerai, būkime šiek tiek provokuojantis. Ar visi bažnyčiose turėtų žinoti apie sveikatos reformos klausimą? Taip, aš tikiu taip. Nes tai yra dešinioji Evangelijos ranka. Ir kadangi tai yra įaudrinta ir dėl to yra tiek daug susierzinimo, jie tikrai visi apie tai žino. Įdomu, ar jie kartais užduoda savo klausimus, jei tai žinoma ir yra žinoma, kad tai yra Dievo valia. Bet aš renkuosi to nedaryti. Ar aš dedu kliūtis kelyje tiems, kurie nori tai priimti? Įdomu, ar jie apie tai galvoja? Ar manote, kad jie kliudo? Aš tikrai žinau, kad tai vyksta, bet man, kaip jūs minėjote, įdomu, ar jie kada nors apie tai pagalvojo. Jei jie turėtų apie tai pagalvoti ir jie deda suklupimo akmenis, kaip manai, kaip jaustųsi Dievas, jei jis perdavė tą žinią ir jie žino, kad perdavė žinią, nes tai aiškiai pavaizduota Biblijoje. Ir jie pasirenka nekreipti dėmesio į tai ir stato kliūtis kelyje žmonių, kurie nori tai priimti. Tada tikrai Dievas nėra patenkintas tokia padėtimi. Manau, jis labai nuliūdęs. Gerai. Viešpats perdavė savo žmonėms žinią apie sveikatos reformą. Ši šviesa jų kelyje šviečia jau 30 metų. Martinai, tai jau senai, todėl galime pridėti bent 100 metį. Taip, tai buvo 1897 metais. Ir tai baisu. Ir viešpats tokiu būdu negali palaikyti savo tarnų, kurie tam priešinsis. Ar jis gali būti patenkintas, kai pusė vienoje vietoje dirbantis darbuotojai moko, kad sveikatos reformos principai taip glaudžiai susiję su trečiojo angelo žinia, kaip ranka su kūnu, o jų bendradarbiai savo praktiką mokytų principų, kurie yra visiškai priešingi? Ar mes ką tik taip nesakėme? Būtent, kaip galite turėti du srautus, arba jūs turite tą pačią žinią, bet du žmonės jos laikosi dviem skirtingais būdais. Aš dažnai sutinku žmonių, kurie man sako, Dievas vis dar yra kantrus su manimi, todėl jis leidžia man daryti tą ir aną, kol vieną dieną aš įsitikinsiu. Mano klausimas yra, jeigu Dievas turėtų tokią pat kantrybę, jei aš gerčiau, ar tai būtų taip pat gerai? Jei ateitum į bažnyčią išgerdamas kasdien butelį viskio, visi atsistotų piestų, tiesa? Ir tada aš sakyčiau, aš tęsiu taip, nes Dievas man dar neparodė, jis vis dar dirba su manim, todėl galiu tęsti, kol jis man parodys, dar nelaikas baigti. Tiesiog dar kartą aiškiai pasakykime, mes cituojame čia Ellen White, bet mes lygiai taip pat galėtume tai padaryti iš Biblijos. Tai tas pats, tiesa, tai yra harmoninga ir tai yra logiška.
Taigi šviesa, kurią Dievas suteikė sveikatos reformai, negali būti menkinama nepažeidžiant tų, kurie bando ją pritaikyti. Ir joks žmogus negali tikėtis sėkmės Dievo darbe, kol įsakymų ir pavyzdžių veikia priešingai Dievo siųstai šviesai. Tai nepaprastai rimti žodžiai. Tau nepasiseks. Akivaizdžiai tau negali pasisekti, nes velnias turi būdų ir priemonių tavo sąžiniai nuraminti. O be abejo, jam tai puikiai sekasi. Taip, man tikrai neatsitiks nei tas, nei anas. Tai negali būti taip rimta, Dievas nėra toks, tai nėra taip ypatinga. Ne. Tais laikais galėtumėte šabo dieną eiti ir pasirinkti malkų, tiesa. Ir tik todėl, kad to neįvyksta šiandien, nes mes negyvename teokratijoje, todėl tai niekada neįvyks, tiesa. Aš skaičiau, kad Dievo žingsniai labai švelnus. Bet jis nuolat vaikšto tarp mūsų su savo šventa dvasia, tiesa, per savo šventąją dvasią. Ir tie žingsniai, ir tas balsas yra tylus, mažas balsas. Tai ne perkūnas, jo nėra žemės drebėjime, jo nėra ugnyje, jo nėra vėjyje, bet jis tikrai yra mažame tyliame balse. Todėl jeigu tas balsas yra tylus, mažas balsas, ar tai saugu jį ignoruoti? Ne, tai labai pavojinga. O jei tas balsas bus vis švelnesnis, kol jo net nebegirdėsite, tai vėlgi labai pavojinga. Manau, kad mes jau turime bėdų, bet pamatę, kad mes esame bėdoje, tęskime toliau. Taigi, jei pažiūrėtume į mūsų ekrano nuotrauką esančią čia, ir čia yra visos tos mitybos problemos kairėje, o žmonės bėga į dešinę, galėtume pridėti grūdų, ankštinių augalų ir kitų dalykų dešinėje, kad padidintume, bet dešinėje atrodo taip kviečiančiai, o kairėje atrodo taip iškrypusiai. Ir vis dėlto žmonės mieliau lieka kairėje. Laiškai ir rankraščiai, 12 tomas. Joks vyras, moteris ar vaikas, nepanaudojęs visų Dievo jam suteiktų galių, negali išsaugoti savo sveikatos. Jis negali sąžiningai laikytis Dievo įsakymų, jis negali aukščiausiai mylėti Dievo ir savo artimo kaip savęs paties. Martinai, ar įsivaizduoji, kad tai pasakytum kai kuriems žmonėms? Tai nebūtų labai gerai priimta. Na, jie subirės arba sprogs. Nes problema ta, kad jie mano, kad tu juos puoli ir teisi. O tuo tarpu tai yra maldavimas. Vėlgi, kaip jau minėjome daugelyje mūsų serijų. Įsakymai ir visa tai nėra Dievo puolimas prieš jūs. Ir tai nėra priemonė tavo išgelbėjimui. Tai pasekmė. Taigi tai tas pats, kai tai išteka iš jūsų santykių su Dievu. Jei nenaudojate visų Dievo jums suteiktų galių, kad išlaikytumėte savo sveikatą, jūs negalėsite sąžiningai laikytis Dievo įsakymų. Bet Dievo tautos charakteris yra tai, kad jie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus liudijimo. Taip. Taigi, tu nori man pasakyti, kad kai kurie negali to padaryti, nes jiems nesiseka tam tikrose srityse. Gerai, pereikime prie kitos citatos. Prieš mus atidarytas medicinos misionierių laukas. Mes pradedame geriau suprasti šį darbą. Prieš daugelį metų mums buvo suteikta šviesa, kad sveikatos reformos principai būtų tarsi įžengiantis pleištas, kuris sektų religinę įtaką. Taigi tu pradedi nuo sveikatos, tu įtikini faktais, aplinkybėmis ir šventuoju raštu, kad tai yra Dievo kelias, tu atvedi juos į bažnyčią ir jie yra šokiruoti iki išprotėjimo, tiesa. Atsimeni, vienas žmogus atėjo ir pasakė, pamatęs šiuos dalykus bažnyčioje, žmogus apsisuka ir iškart išeina. Ir jis pateikė rimtą priežastį.
Ir jis pateikia priežastį, nes visi dalykai, kurie tikrai neteisingi, yra labai paplitę. Bet esmė, kurią jis nori per tai parodyti, yra ta, kad jūs nežiūrite į savo religiją rimtai. Būtent, taigi labai svarbu, kad mes žiūrime į šios, kaip mes žiūrime į šios dalykus. Jei esate Dievo įspėtas negerti ir nerūkyti, ir jūs atvykstate į vietą, kur jie geria ir rūko, ar jūs rimtai žiūrite į savo religiją? Jei dalyvauji tame, tu tikrai nežiūri į savo religiją rimtai. Ir jūs visada galite panaudoti skirtingą požiūrį kaip pamoką. Kai kurie žmonės mano, kad norėdami laimėti sielas, jie turi eiti į kompromisus. Džiaugiuosi, kad tai paminėjote, nes tai yra didelis suklupimo akmuo. Kaip elgiatės su žmonėmis, kai pavyzdžiui einate arba esate kviečiami apsilankyti ir jūs turite tam tikrą gyvenimo būdą ir jie deda ant stalo dalykus, kurių jūs savo gyvenimo būdu nevartojate. Mes kartais taip darydavome praeitį, mes sakydavome žmonėms, nesijaudink, mes valgysime viską, ką galime ir jums visai nereikia dėl mūsų stresuoti. Paprastai, kai kalbama apie mėsos problemą, jie stresuoja dėl to. Bet tu tiesiog ramiai jiems paaiškini, kodėl ir tada darai viską, ką gali, nei kiek nepažeisdamas savo sąžinės. Tada jie gali susidomėti ir paklausti, kodėl. Bet jei einate į kompromisus, tada tai nesvarbu, tada ir toliau galite eiti į kompromisus. Taigi aš noriu pasakyti, kad jei jūs ten darote kompromisą ir galiausiai tie žmonės susidomėję ateina su jumis į tikėjimą, tada jie ateina ir sužino, kad jūs iš tikrųjų darėte kompromisą, jie nebus labai patenkinti. Tai tas pats, kai jau minėjau anksčiau su muzika ir visa tai. Jūs negalite laimėti žmonių kažko, kas nėra taip, kame jūs darote kompromisą ir tada norite, kad jie pasikeistų. O kai juos įgijote. Ir ypač, kai darote kompromisą dėl tiesioginio, pavyzdžiui, švaraus ar nešvaraus. Taigi jūs negalite pasakyti, gerai, jei jie padėtų ant stalo dalykų, kurių aš paprastai nevalgau, bet tai bent jau švaru. Bet jei jis nešvarus, mano nuomonė, nebėra tokio dalyko kaip švarus gyvūnas. Net jei jie yra ekologiškai užauginti, kaip žmonės sako savo kieme, yra tiek daug virusinių ligų, tiek daug bakterinių ligų, kurios yra transgenerinės, kitaip tariant, jos peršoka šiuos rūšių barjerus, kad niekas šiandien nebėra saugu, nes ligos didėja proporcingai žmogaus nedorumui. Štai dar viena citata, 57 laiškas. Jūsų susidomėjimas ir pastangos turi būti skiriamos ne tik sveikatos klausimui, bet ir tam, kad atskleistumėte šių paskutinių laikų tiesas. Tiesas, kurios lemia sielų likimą. Kai kurie žmonės pereina į priešingą kraštutinumą ir tada paverčia sveikatos reformą savo religiją. Taip, tai vienintelis dalykas, apie kurį jie kalba. To taip pat turi vengti tiesa. Matote problemą, kuri nutinka. Mes galime būti paženklinti taip, kaip žmonės mus suvokia, nes mes perdodame šią žinią. Ir tada jie sako, jūs nuolat kalbate apie šią sveikatą ir dietą, ir apie tą, ir apie aną, ir apie kitą. Jei pažvelgsite į mūsų serijų pusiausvyrą, tai pagrįsta 3 angelų žiniomis. Einama į Biblijos pranašystę su dešinė Evangelijos ranka. Visą laiką pateikiame visą žinią, todėl jos negalima atkirsti. Ar taip veikia Jėzus? Tuo pačiu būdu. Gerai. Kitas dalykas, tai yra sveiko proto žinia. Ji tiesiog pagrįsta sveikų protų. Jei pažvelgsite į literatūrą ir į žiniasklaidą šiandien, turiu omeny, literatūros yra tiek daug, kad augalinė dieta jums yra sveikesnė nei dieta pagrįsta gyvuliniais baltymais. Sveikatos reformos principai turi aukščiausią autoritetą ir nusipelno platesnės sferos, nei iki šiol jiems suteikė daugelis išpažįstančių dabartinę tiesą. Taigi, nors tai yra ranka, o ne kūnas, tai labai svarbus principas. Dievo būdas yra pakeisti žmonės.
Dievo planas yra nukreipti žmogų dirbti tobulinimo kryptimi. Tada jis iš patirties sužinos, kiek laiko jis lepino kūniškus apetitus ir tarnavo savo temperamentui, sukeldamas savo silpnumą. Tai loginis klausimas. Kai pakeisite savo mitybos savybės, galėsite pakeisti savo dvasinės savybės. Jos yra susietos kartu. Jei sveikatos žinia yra susieta su dvasinė žinia, tada turi būti sąsaja ir tame lygyje tiesa. Turi būti, nes kodėl net okultinis pasaulis tai daro? Yra tų, kurie tiesiogiai kliudė sveikatos reformos pažangą. Jie sulaikė žmonės savo abejingomis ar menkinančiomis pastabomis, tariamais malonumais ir juokeliais. Jei visi būtų ėję vieningai šviesoje, nuo tada, kai pirmą kartą buvo pasakyta šią temą, būtų panaudota daugybė protingų argumentų pateisinti Dievo darbą. Tačiau tik agresyviausiais judėjimais buvo padaryta tokia kažkokia pažanga. Čia yra labai liūdna dalis. Netgi juokaudamas apie tai, tu uždedi amortizatorių. Taip, tu statai sieną. Tu statai sieną. Taigi, Martinai, tu negali atskirti dvasingumo nuo fizinės tikrovės. Jie yra tarpusavį susiję. Ir jei Dievas ką nors sako Biblijoje, jūs negalite to išjuokti ir padaryti to mažiau reikšmingu, pradėdami apie tai juokauti. Nes tai labai rimta. Kartais tai yra gyvybės ir mirties klausimas. Ir aš esu tikras, Ieva pagalvojo, tikrai tai nėra toks didelis dalykas suvalgyti vaisius. Juk atrodo, kad ir tai gyvatei visai neblogai sekasi ir pažiūrėk į ją. Ji moka kalbėti, kalba protingus dalykus ir žada man visokių nuostabių dalykų. Taigi negali būti viskas blogai. Vėlgi, jei tai labai svarbu, kyla pavojus pulti į kraštutinumus. Taip. Bet tai, kaip visa tai, apie ką kalbėjome, apie tai turėjome visą paskaitą, kai tik ko nors imatės ir tai tampa jūsų religija arba vieninteliu dalyku, į kurį sutelkėte dėmesį, tada prarandate likusią žinios dalį. Taigi čia yra labai subalansuotų teiginių. Ir tai man patinka šiuose raštuose. Liudijimai bažnyčiai 2 tomas. Sveikatos reformuotojai visų pirma turėtų būti atsargus ir vengti kraštutinumų. Martinai, vengti kraštutinumų. Ar tai yra leidimas kirsti ribas? Ne. Gerai. Visi yra susaistyti švenčiausių įsipareigojimų Dievui, paisyti sveikos filosofijos ir tikros patirties, kurią jis jiems dabar suteikia, kalbėdamas apie sveikatos reformą. Jis planuoja, kad didžioji sveikatos reformos tema būtų išjudinta, o visuomenės protas giliai sujaudintas tirti. Taigi jis turi būti sujaudintas. Kas nutinka, kai kartais pradedi tai agituoti bažnyčios lygmeniu? Kas nutinka? Aš tiksliai žinau, kas atsitinka. Jie tau sako, ar tu nori padalinti bažnyčią? Taip. Prie manęs priėjo vienas vaikinas, užrėkė ir pasakė, aš valgau mėsą. Žiūrėk, jei man rūpi. Jūs turite savo pasirinkimą, bet kas jį taip supykdė? Žinote, jūs galite tiesiog sėdėti prieš ašlikinės, tiesiog jie žino, kokia jūsų mityba, jūs tik fiziškai esate, bet nedalyvaujate. Ir jie jau ateina link tavęs ir puola, arba sako tau, kodėl taip ar anaip. Aš dar net nepratariau nė žodžio. Arba jie ima juokauti, kur tavo bananas, kad galėtume jį padėti ant ugnies, arba morka. Ar nebūni alkanas kaip jauni veja? Gerai, nesigriebkite pavienių idėjų ir nepaverskite jas išbandymų, kritikuodami kitus, kurių praktika gali nesutikti su jūsų nuomonė. Bet studijuokite temą plačiai ir giliai.
Yra žmonių, kurie pereina prie tiesės ir tada jie išryškina tam tikras problemas, o tai tampa taip sudėtinga, kad jūs visiškai vengiate viso klausimo. Nevalgykite nieko, kas auga virš žemės, su dalykais, kurie auga po žemę. Nevalgykite nieko, kas geltona, kartu su kažkuo, kas yra raudona. Nedarykite ir sąrašas tęsis ir tęsis. Jūs turėjote atvejį su žmogum, kuris valgė apelsinų žieveles? Taip. Aš skaičiau paskaitas kažkur Europoje. Pasakojau apie įvairių vaisių privalumus, o jis vis įsiterpdavo ir klausdavo, kokie privalumai yra iš visko, ką mes paprastai išmetame, pavyzdžiui, žievelę. Ir jis tai darė kokius 5-7 kartus. Ir galiausiai aš jam pasakiau, žinai, tu ir aš būsime tobuli kambariokai, aš valgysiu apelsiną, tu valgysi žievelės. Taigi, tai dalis to, kai žengiame į kraštutinumus, išskiriame idėjas ir visą tai. Beje, galite naudoti žievelės, kad pridėtume skonį ir visus šios dalykus. Visa tai yra to dalis. Tai gali būti holistinis dalykas, bet nepulkite į kraštutinumus. O jūs turite valgyti tik tai. Ir aš pažinojau žmogų, kuris sakė, kad tu gali suvalgyti tik 5 riešutus. Taigi jis juos atskaičiuodavo, valgysi tik 5. Arba tau leidžiama suvalgyti tik 10 razinų ir galima valgyti tik 10 razinų ir tada jis atskaičiuoja 10 razinų, įdeda į košę, bet daugiau nieko negali dėti, nes tai saldiklis. Taigi tai labai sunku valgyti, nes gaunasi tik 10 šaukštų su viena razina. Darosi taip sudėtinga. Taigi, venkite kraštutinumų, bet kokią kainą. Bet pagrindiniai principai išlieka tie patys. Mėsa niekada neturėtų atsirasti ant stalo. Sūris visiškai netinkamas maistui. Jam niekada negalima patekti į žmogaus skrandį. Galime pateikti visus mokslinius faktus. Kodėl? Bet yra daugybė paskaitų apie tai, dėl to nėra įmanomo kompromiso. Ne. Stabilumo trūkumas sveikatos reformos principų atžvilgių yra tikras jų charakterio ir dvasinės stiprybės rodiklis. Kadangi tai yra tema, dėl kurios taip diskutuojama, ir mes taip aistringai, žmonės taip aistringai žiūri į tai, parodo, kad ten turbūt kažkas svarbaus, tiesa. Kai priimame sveikatos reformą, turėtume ją priimti iš pareigos jausmo, o ne todėl, kad kažkas ją priėmė. Kitaip tariant, jūs ją turite padaryti savo. Taip. Vėlgi, tai turi būti jūsų laisva valia, jūsų pasirinkimas. Kodėl laikotės šabo? Lygiai tas pats. Ar dar kas nors ją atrado? Ne. Ir ne todėl, kad aš noriu išsigelbėti. Bet Biblijoje sakoma, atmink ir švęsk šabo dieną. 6 dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet 7 diena yra viešpaties tavo Dievo šabas. Nedirbsi jokio darbo. Taigi jūs tai darote, nes esate įsitikinę, kad tai tikrai iš Dievo ir prasminga jo laikytis, nes jūs pripažįstate jo valdžią. Pripažįstate jo valdžią, jei pažiūrėsi į pirmąjį įsakymą, neturėk kitų dievų, tik tai mane, nes kentėsi. Taigi aš tai supratau, kad aš turiu santykius ir myliu Dievą, todėl noriu daryti šios kitus dalykus. Gerai, jei tai taikomas šabui, ar jis nesakė tą patį apie sveikatos reformą? Tas pats. Taigi, kai pradedi tirti, ar tai visada lengva? Ne. Nieko nėra lengva, nes gyvename pilname nuodėmės pasaulyje. Ar lengva mesti rūkyti, jei rūkote? Ne. Gėrimą, rūkimą. Galite išvardyti visą tai. Visa tai yra kažkas, kuo mėgaujatės, o maistas yra vienas iš jų. Bet jei tau tai blogai, tu nori to atsisakyti. Kai kurie žmonės to atsisako, nes žino, kad jiems tai blogai. Kiek daugiau yra paskatų, jei žinai, kad tavo kūnas yra šventosios dvasios šventikla ir Dievas nori, kad jis būtų švarus. Taigi, Martinai, ar pasakytum, kad sveikatos reforma yra ugdymo procesas? Taip, tai nevyksta per naktį. Taigi, mums reikia kantrybės, tiesa. Ir mes neturėtume smerkti. Ne, niekada. Bet turėtume būti laimėjantys,
Kartais vien buvimas sveikatos reformuotojų paverčia tave priešu. Taip, nieko daugiau nedarant, tik darydamas tai. Vykdydami reformas, geriau pritrūkti vieno žingsnio iki ribos, negu ją peržengti. Tai nuostabus pareiškimas. Kitaip tariant, nebūkite tokie ekstremalūs, kad atbaidytų žmonės. Taigi, jei jie tikrai nori suvalgyti tik 5 riešutus, būkite absoliutus ekstremistas ir suvalgykite 6. Arba 1 žingsniu mažiau. Mes neturime jų pašiepti, bet turime būti atsargus, kad išvengtume visų kraštutinumų. Ir mes neturime eiti greičiau nei tie, kuriuos pasiėmėme su savimi, kurių sąžinė ir intelektas yra įsitikinę mūsų propaguojamomis tiesomis. Turime susitikti su žmonėmis ten, kur jie yra. Ir tai yra kažkas, ką žmonės neteisingai supranta apie Jėzų. Taip. Jėzus pasakė, žmogaus sūnus atėjo, valgydamas ir gerdamas. Ir jie apkaltino jį esant su muitininkais ir nusidėjėliais ir panašiai. O Jonas Krikštytojas atėjo nevalgantis ir negeriantis, kitaip tariant, griežtai laikydamasis principų. Kai Jėzus sutiko žmonės ten, kur jie yra, ar jis peržengė tą ribą, kuri būtų buvusi nuodėmė? Ne, jis niekada neperžengė tos ribos, niekada, nes jis buvo be nuodėmės. Bet jis sutiko žmonės ten, kur jie yra. Ar jis ėjo susitikti su žmonėmis tik tam, kad su jais bendrautų, ar jis turėjo jiems atskleisti žinią? Jis taip pat davė jiems Evangeliją. Bet tada jis davė informacijos per Biblijos pavyzdžius ir per pranašus, kad ateis laikas, kai tam tikri dalykai turės sustoti ir jų nebebus galima praktikuoti. Ir čia yra svarbiausia dalis. Jūs taip pat turite pradėti suvokti. Mes turime susitikti su žmonėmis, o žmonės turi suprasti, kad jūs sutinkate juos ten, bet tu negali likti ten. Ateina laikas, kai reikia eiti į kitą pusę. Ar būtų naudinga šiuo laiku, kuriuo dabar gyvename, turėti dėmesio trūkumo sutrikimų? Ar tai būtų jums naudinga, ar geriau jūs norėtumėte turėti visą savo įžvalgumą? Taip, visą savo įžvalgumą. O jei literatūroje rašoma, kad sunkiųjų metalų tarša, kuri, pavyzdžiui, šiandien pasitaiko žuvyse, yra lemiantis veiksnys prastesniai pažinimo funkcijai plačiame žmonijos spektre. Ir jei yra įspėjamasis ženklas, žvejoti draudžiama, o vaikinas stovi šalia su savo meškere. Vanduo užterštas, vandenyje gyvsidabrio nuodai. Senais laikais buvo skrybėlininko profesija. Žmonės, kurie gamino skrybėlės. Ir yra posakis anglų kalba, kuris sako, jis išprotėjęs kaip skrybėlininkas. Nes skrybėlininkas išprotėja. O kodėl jis išprotėjo? Nes ruošdami skrybėlės jie naudojo gyvsidabrį. Ir jis kvėpuodavo šio gyvsidabriu. Ir jis išprotėdavo. Taigi, išprotėjęs kaip skrybėlininkas. Jei tai yra mitybos problema mūsų laikais, ar tai buvo mitybos problema Jėzaus laikais? Ne. Ne. Tai nebuvo mitybos problema. Taigi, jei Jėzus valgė žuvį, nes tai buvo leistina, švarę žuvį iš Galilėjos ežero, nebuvo pažinimo sutrikimų, kaip pasekmė, tiesa? Ne. O jei jis pasakytų, ateis laikas, kai tai nebebus saugu ir aš nenoriu, ko tu iš viso tame dalyvautum. Ar tada galite naudoti jį kaip pavyzdį, ar galite jį naudoti kaip pavyzdį, kodėl vis tiek turėtume tęsti ir stovėti su meškere šalia užterštos aplinkos? Ne, nes tai tu nepaisai to, ką jis sako. Tada viskas aišku, mums nereikia skaityti viso šios likusios citatos. Didžiausias prieštaravimas sveikatos reformai yra tai, kad šie žmonės negyvena pagal ją. Kiek žmonių atėjo,
Mes tai minėjome kitą dieną, kai prekybos centre sutinki pažįstamus žmonės. Ką jie pirmiausia daro? Jie žiūri į jūsų vežimėlį, kad pamatytų, ar jūs gyvenate taip, kaip kalbate. Ar ten yra kas nors uždrausto. Ir jei būtų kažkas, kaip jums būtų gėda. O žinoma, bandai paslėpti vežimėlį. Todėl jūs turite praktikuoti tai, ką skelbėte. Arba kai eini tarp prekystalių, kažkas į tave žiūri ir tu eini į kitą pusę. Buvo viena bažnyčia, kuri atsisakė daugiau klausytis bet ko, ką aš sakiau, nes jie atrado ir todėl manė, kad aš esu melagis. Todėl švelniai pasiteiravau, ką aš pasakiau, kas juos taip įžeidė. Faktas yra tas, kad nesakiau nieko kito, kaip visada paprastai sakau. Bet jie pamatė mane picerijoje. Ir aš valgiau pizzą. Ir jie automatiškai padarė prielaidą, kad ant picos turi būti sūrio, todėl aš buvau veidmainis. Bet jie niekada nepasivargino ateiti ir pažiūrėti, kas buvo ant mano picos. Todėl tai labai svarbu praktikuoti tai, ką skelbėte. Taip. Ir taip pat svarbu tai, ko tikitės iš kito. Nes labai nesunku greitai nuteisti. Taip. Įsitikinkite, kad tas pats ir mums visiems. Prieš darydami skubotas išvadas, turiu omenyje, kad prielaida visada yra problema. Kaltė guli ant mūsų, kurie, kaip žmonės, turėjome daug šviesos, mes neįvertinome ir nepatobulinome sveikatos reformos šviesos. Tai nėra dalykas, su kuriuo juokaujama ir ne juokelis. Beveik kiekvieną kartą, kai susisiekiu su tikinčiųjų grupe, išgirstu juokelį apie tai. Visada atsiras kas nors, kas apie tai juokiasi. Dievo akise tai nėra juoko priežastis. Nesijuok. Kitas svarbus dalykas apie sveikatos reformą paskutinėmis dienomis. Kodėl tai ypač svarbu paskutinėmis dienomis? Numeris 1 – sunaikinta yra aplinka. Numeris 2 – gyvūnai ir gyvūnų karalystė yra užteršta. Žmonės man sako, bet augalai irgi purškiami nuodingais chemikalais. Tai koks skirtumas? Arba jie taip pat sakys, kad žole maitinama antilopė yra geriau nei GMO modifikuoti kukurūzai. Teisingai, jie naudoja tokius argumentus. Ta antilopė, net ir būdama gamtoje, yra apimta ligų, kurių prieš kelis dešimtmečius nebuvo. O kai kurios iš tų ligų yra perduodamos ir gali sukelti itin sunkias ligas. Tai gali atsitikti retai, bet taip nutinka. Kitas dalykas yra augalai, kurie apipurškiami, paprastai purškiami paviršiniais nuodais, jie nėra sisteminiai nuodai. Jei tas purškalas pasklinda į pievas per kelis kilometrus, kur ganosi karvės, tai tos karvės įsisavina tuos nuodus. O kai eini ir nusiperki daržovės ir nežinai, ar jos buvo apipirkštos ar ne, tu jas nuplauni. Daug kartų ūkininkas purškia ir jei tada tą vakarą lyja, jis labiausiai nusiminęs, nes vėl turi purkšti tiesa. Taigi tai nesisteminis nuodas, augalai ne itin gerai pasisavina organinės medžiagas ir dauguma toksinų yra organiškai nuodingi. Todėl jie paima mineralus ir vandenį, o organinės medžiagas gamina fotosintezės būdu. Taigi jei aš paimsiu augalą ir nuplaunu, tai aš padariau, ką galiu. O kai karvė ėda tą žolę, net jei toksino koncentracija per biologinį procesą sumažėja 1000 kartų, kadangi karvė ir toliau valgo kasdien, šie toksinai kaupiasi ir patenka į audinius, ypač riebalus. Dievas netgi pasirūpino apie tai. Jis pasakė, nevalgyk riebalų ir kraujo.
Bet jei pagardinate riebalus, dedate juos ant kepsninės, jie bus tokie puikūs ir tokie skanūs dėl visų juose esančių toksinų. Taigi, tau vis tiek geriau su augalais, net ir blogoje aplinkoje, ir tu turi gyventi. Taigi, mano iššūkis, daryk, ką gali, o pasiekmes palik Dievui. Tai tiesa. Vienas kraštutinumas, į kurį aš einu, yra tai, kad sodinu savo daržovės. O jei turiu ką nors panaudoti vabzdžiams atbaidyti, tai bus natūralus dalykas, pavyzdžiui, neemo aliejus su trupučiu muilo tirpalu. Gerai, pažvelkime į dvasingumo koncepciją. Šėtonas žino, kad jis negali nugalėti žmogaus, nebent jis valdo jo valią. Jis gali tai padaryti apgaidinėdamas žmogų, kad jis bendradarbiautų su juo nusižengdamas gamtos dėsniams. Ji kalba ne tik apie Dievo įstatymą, čia ji kalba apie gamtos dėsnius, jūsų fizinės būties dėsnius. Viskas, kas sumažina fizinę galią, slopina protą ir daro mažiau aišku atskirti gėrį nuo blogio, teisingo ir neteisingo. Ar pamenate prieš kelias, kas naujo profesoriaus serijas, rodėme vaizdo įrašą, kuriame parodėme vieno kavos puodelio efektą, tik vieno kavos puodelio, ir kurį atliko smegenų skenavimą ir pamatė, kad deguonies tiekimas, kraujo tiekimas, ypač priekinėms smegenų skiltims sumažėjo 40%. 40% sumažinta nuo vieno puodelio. Ar velniui būtų lengviau pasinaudoti tą progą tavo mintyse, pasodinti kokią velnišką sėklą? Koks yra populiariausias gėrimas pasaulyje? Kava. Taigi, tarkime, 70% pasaulio gyventojų ryte eina į darbą su 40% mažesniu smegenų aktyvumu. Tai labai pavojingas taškas. Taigi, sveikatos reformos principai, kuriuos priima tas, kuris neša Dievo žodį kitiems, turės formuojančios įtakos šiam darbui ir tiems, su kuriais jis dirba. Jei jo principai neteisingi, jis gali neteisingai pateikti tiesą kitiems. Argi mes to neskaitome Biblijoje? Izaijo knygoje, jei jis priims tiesą, kuri apeliuoja į protą, o ne į iškreiptą apetitą, jo įtaka teisei bus nuspręsta. Tai labai svarbus dalykas, dvasingumas. O jei tu ignoruoji, tada dėja tas mažas balsas tiesiog pradės švelnėti, tyliau. Gerai. Review and Herald. Viena iš priežasčių, kodėl mes nesimėgaujame daugiau viešpaties palaiminimais, yra tai, kad mes nekreipiame dėmesio į šviesą, kurią jis mielai mums suteikė gyvybės ir sveikatos dėsnių atžvilgių. Mes negalime šlovinti Dievo, gyvendami pažeidžiant gyvenimo įstatymus. Tai labai gilus teiginys. Tai polemiškas dalykas. Tai neįmanoma. Bet Martinai, tiek daug žmonių demonstruoja, kad jie tiki, kad tai įmanoma. Visi, kurie išpažįsta esantis Jėzaus pasekėjai, turėtų jausti, kad jiems tenka pareiga išsaugoti savo kūnus geriausios sveikatos būklės. Tai vienas aspektų, kad jų protas būtų aiškus ir suprastų dangiškus dalykus. Ar galite juos atskirti vieną nuo kito? Ne. Jei esate narkotikų pasaulyje, ar vartojate marihuaną arba grybus, aš kalbu apie haliucinacinius grybus, jei dalyvaujate narkotikų pasaulyje, arba jei vartojate vadinamosius nekenksmingus narkotikus, kaip kofeinas ir visi stimuliatoriai, kuriuos randate išmaniuosiuose gėrimuose ir panašiai, ar tai turės įtakos jūsų supratimui, suvokimui? Tikrai. Ir tada tu negali atskirti dvasinių dalykų. Biblija mums tai sako ir pranašystės dvasia. Problema yra ta, kad žmonės, kurie vartoja kofeiną, kai kurie žmonės jums pasakys, bet man jo reikia, kad galėčiau susikaupti. Ne. Tai suteikia jums pakelimą, o tada nemokamą komplimentą, visišką nusivylimą, dažnai sukeliantį depresiją.
Matote, problema yra ta, kad tas pats vaizdo įrašas, apie kurį kalbėjome, taip pat parodė, kad kai išgeriate, esate įpratę gerti kofeiną, kai normalus lygis yra žemiau. Taigi, tik tada, kai išgeriate kofeino, grįžtate į normalią būseną, bet tai tik iliuzija. Būtent, nes manote, kad jūs raumenyse yra daugiau energijos, tačiau jūsų pažinimo gebėjimai yra sutrikę. Kiekvienas neteisingas įprotis, kuris kenkia kūno sveikatai, veikia protą. Tie dalykai, kurie erzina ir suardo skrandį, turės slegiančios įtakos jautriems širdies jausmams. Širdis yra ta dalis, kurioje pavaizduotas jūsų charakteris, jūsų moralė. Kitaip tariant, jūsų charakterį veikia skrandis. Labai įdomu, kad mokslinėme pasaulyje buvo labai aiškiai pasakyta ir tai tapo labai svarbia mokslinių tyrimų dalimi, kad skrandis ir jūsų žarnynas turi savo protą, savo atskirą protą. Taip, jis turi smegenis. Ir ryšys tarp skrandžio ir smegenų yra be galo svarbus. Net medžiaga, kurią tik užsidedate ant liežuvio, siunčia signalus į smegenis, kurios savo ruoštų skatina tam tikrų medžiagų reikalingų šiai problemai spręsti išsiskyrimą. Taigi ryšys tarp skrandžio ir smegenų buvo moksliškai įrodytas neabejotinai. Netvarka su skrandžiu, netvarka su smegenimis. Ir protas, depresija ir nerimas. Štai kodėl jis sako, kad niūrumas ir neviltis, kurie, kaip manoma, yra paklusnumo Dievo moralės įstatymui, dažnai siejami su fizinio įstatymo nepaisymu. Jei negalite to suprasti, jei manote, kad tai yra našta, tai yra todėl, kad esate sutrikdytas dėl mitybos ir mąstymo. Nebent jie praktikuotų tikrą santūrumą, jie negali būti jautrus pašvenčiančiai tiesos įtakai. Paanalizuokime tai, Martinai. Ar tai reiškia, kad negalite skaityti tiesos, o gal net suprasti tiesos? Ne. Bet tu negali turėti pašventinančios įtakos. Dalies, kuri turėtų jūs pakeisti į gerąją pusę. Kai kurie žmonės žino tiesą, kiti gali cituoti tiesą, bet jei jie negyvena tiesa, vadinasi, jie nėra jos pašventinti. Valgymas, gėrimas ir apsirengimas turi tiesioginės įtakos mūsų dvasiniai pažangai. Dabar tai tampa sudėtinga. Ir dabar nori išsirauti paskutinius plaukelius, kuriuos dar turi, Martinai. Kaip gali tavo apsirengimas paveikti tavo dvasingumą? Tai vėlgi apie Dievo charakterio vaizdavimą. Gerai, taigi jei rengiesi taip, kad pasigirtum savimi, ar tu esi teisingoje Dievo valios padėtyje? Taip. Taigi tu nori man pasakyti, kad drabužis gali paveikti tavo dvasingumą. Būtinai. Jei jauna panelė dėvi suknelę, kuri labiau panaši į diržą nei į suknelę, tada kiekvieno tai matančio žmogaus dvasingumas išlekia tiesiai pro langą, tiesa. Matote, tai siejasi su tais pačiais dalykais, apie kuriuos ką tik kalbėjome, apie dietą. Lygiai tą patį galima pritaikyti ir drabužiui. Na, neerzinkime per daug mūsų žiūrovų, bet mes turime prisiminti. Mes taip pat skaitėme ten apie kraštutinumus. Taip. Todėl visais šiais dalykais turime būti labai atsargus, kad nepultume į kraštutinumus. Gerai, taigi kalbant apie aprangos reformą, jei eisi į kraštutinumus ir išsiskirsi kaip skaudantis nykštis, iš tavęs bus juokiamasi ir tavo turima tiesa bus išjuokta. Taigi nenueikite taip toli, kad iš tos pusės būtumėte už išpirkimo ribų. Bet nepulkite ir į kitą kraštutinumą. Taigi kažkur yra geras vidurinis kelias. Yra daug pranašystės dvasios patarimų. Gerai. Taigi moralė ir dieta ir jūsų apsirengimas, visi šie dalykai yra tarpusavį susiję.
ir negali būti lengvai atskirti. Neteisingai elgdamiesi valgydami ir gerdami tūkstančiai žmonių gadina savo sveikatą ir ne tik sugadina savo sveikatą, bet sugadinama jų moralė, nes jų gyslomis teka ligotas kraujas. Jūsų moralę gadina tai, ką valgote. Sužadinamos žemesnės aistros. Taip. Esu tikras, tu žinai, Martinai, kad muzika gali padaryti tą patį. Būtent, tikrai. Taigi, kai einate į vakarėlį ir atėjo laikas sugadinti moralę, o prieš tai buvo muzika, kuri jūs įtrauktų į triukšmingą sceną ir galbūt paskatintų gerti tam tikrus gėrimus. Tada laikas įdiegti kitą moduliaciją muzikoje. Pakeisti tempą ir ritmą. Ar tai turi įtakos moraliai? Taip ar ne? Taip, tikrai. Ir tas pats vyksta su maistu. Jūs minėjote, manau, tai buvo paskaitoje Kelias į paklusnumą, koks kakavos poveikis. Taip, teobramino, kurį randame kakavos produktuose, šokoladuose. Ir ypač, kai jis dovanojamas moterims. Taip. Taigi, ir jūs ten paaiškinote, kodėl tai labai veiksminga Valentino dienos proga. Aha. Todėl tai yra labai svarbi dovana. Bet tas brangus mažas Valentinas, jei galiu jį pavadinti tokiu mielu vardu, daro labai gadinantį poveikį. Taigi persivalgymas neleidžia laisvai tekėti mintims ir žodžiams. Svarbu ne tik ką valgote, bet ir kiekis, kurį suvartojate, nes jei valgote per daug, jaučiate tokį sunkų jausmą, kai akys nukarusios, o kai jūsų akys nukarusios, ar gali būti, kad hipnotizuojantis poveikis pasireikš savo gale virš tavęs? Na, o kaip žiūrėti televizorių ir vartoti, kaip žmonės besaikiai žiūri serialus ir nuolat valgo, nes tie du eina kartu. Ar manai, kad tokiomis aplinkybėmis jie gali priimti moralinius sprendimus? Ne pagal tai, ką tik perskaitėme. Gerai, besaikis, net ir geriausio maisto valgymas sukels liguistą moralinių jausmų būseną. Neteisingi valgymo ir gėrimo įpročiai sukelia mąstymo ir veiksmų klaidas. Apetito sužadinimas stiprina polinkius, suteikia jiems viršenybę protinių ir dvasinių galių atžvilgių. Viskas, kas prieštarauja prigimtiniams dėsniams, sukuria ligotą sielos būklę. Taigi, Martinai, valgymas ir gėrimas yra labiau susiję su jūsų moralinėmis savybėmis ir įžvalgumu, nei dauguma žmonių net gali suvokti. Ir čia yra didžioji problema. Mes apie tai kalbėjome pradžioje. Tai ne tiek apie jūsų fizinę gerovę, dėl ko Dievas rūpinasi, kiek apie jūsų moralinį ir pažintinį mąstymą. Gerai. Taigi, kai jis sukūrė dietą, kurią mums duoda, kuri yra tokia pilna, jei pažvelgsite į nuotrauką ekrane, tokia pilna antioksidantų, kad įsitikintumėte, jog viskas, kas gali sekinti jūsų pažinimo funkcijas, turi būtų pašalinta antioksidantais, flavonoidais, bei junginiais, kurie pagerins smegenų veiklą. Tada tai yra geriausias maistas jūsų smegenims. Beje, smegenys vartoja tiesiog paprastus angliavandenius, jokių baltymų, būtent. Taigi, jei norite sustiprinti tuos kilnius sielos atributus, tuomet jūs nebegalite būti gyvuliško aistrų vergas. Tai yra kalbant apie moralę ir dietą. Jei tie, kurie prisipažįsta esą krikščionys, nori išspręsti tuos taip gluminančius klausimus, kodėl jų protas toks blausus, kodėl jų religiniai siekiai tokie menki, daugeliu atveju jiems nereikia eiti toliau nei stalas. Čia yra pakankamai priežasties, jei nebūtų kitos. Prisimenu, kai buvau pasaulyje ir aš buvau išsilavinęs žmogus, buvau dėstytojas,
universitetuose. O kai aš papietaudavau, eidavau atsigulti ant grindų ir skųsdavausi žmonai, kad jaučiuosi blausus. Turėjau įsitraukti į veiklą, kad grįžčiau į universitetą ir dėstyčiau kitas pamokas. Šis blausumas man liko tolimas prisiminimas nuo tų laikų, kai pakeičiau savo mitybą. Tai tiesa. Turiu omeny, galime tai sieti su sekmadieniu arba šabatu. Ką daugelis žmonių pirmiausia nori padaryti po didelio valgio. Jie nori pasnausti. Lubų patikrinimas. Taip, kodėl jie nori tikrinti lubas? Nes jų gyslose cirkuliuoja tiek daug laisvųjų riebalų, kad nutrūksta deguonies tiekimas į smegenis. O žinote, kaip pas mus, kai dingsta elektra, dingsta ir visa kita, todėl jie tiesiog alpsta. Taip. Taigi, pirmas grandinės pertraukiklis yra skrandyje, išjungia elektrą, paskui smegenys išsijungs automatiškai. Taip, mes tai vadiname kapinių dalimi. Taip, blogiausia yra dėstyti pamokas po pietų. Religinį gyvenimą galima sėkmingiau pagerinti ir išlaikyti, jei atsisakoma mėsos. Kaip svarbu paskutinėmis dienomis plėtoti religinį gyvenimą? Labai svarbu. Gerai. Vaikai, auginami sveikai, yra daug lengviau kontroliuojami nei tie, kurie valgo viską, ko trokšta jų apetitas ir visada. Vaikams duodamas Ritalinas, nes jie turi per daug energijos ir negali nusiraminti. Taip. Neramių kojų sindromą jie vertina iki kraštutinumo. Tai beje įrodyta ir kalėjimuose. Kalinių, net ir labai pavojingų smurtaujančių kalinių, laikantis tokios sveikos mitybos, sumažėja poreikis juos uždaryti į izoliatorių. Oho, taip, tai buvo įrodyta, tai yra faktas. Tai nėra kažkieno spėjimas, į kurį reikia nekreipti dėmesį. Taigi, Martinai, pakalbėkime apie dvasingumą. Ir todėl sveikatos reforma yra tokia svarbi paskutinėmis dienomis. Šios dalykus, kuriuos mes turime, parašė Ellen G. White. O žmonės sakys, na, aš to nematau taip smulkiai Biblijoje, todėl ignoruosiu. Bet tie principai yra Biblijoje. Taigi, ar saugu to nepaisyti? Ne, viešpats reikalauja gyvos, proto, sielos, kūno ir jėgos aukos. Ar tai pagal Bibliją? Taip, tai yra. Ar Paulius taip nesako? Visiškai tą patį. Gerai. Tikras pašventinimas yra ne tik teorija, emocija ar žodžių forma, bet gyvas, aktyvus principas įsiliejantis į kasdienį gyvenimą. Tai reikalauja, kad mūsų valgymo, gėrimo ir rengimosi įpročiai būtų tokie, kad būtų išsaugota fizinė, psichinė ir moralinė sveikata, kad galėtume paaukoti viešpačiui savo kūnus, o ne auką iškraipytą neteisingų įpročių, o gyvą auką, šventą, Dievui priimtiną. Tai Biblijos citata. Tai labai svarbu, žinote, visada girdite žmonės sakant, mes turime gyventi taip, kaip Kristus nori, kad gyventume. Ir turime jį mylėti, bet jo žinia yra visa apimanti. Tai holistinė žinia. Taip, tai ne tik tam tikromis dalimis. Todėl Biblijoje jis davė mums sveikatos reformą. Kartą prieš daugelį metų sakiau pamokslą, kurį pavadinau neprivalomi priedai. Taigi jūs perkate tam tikrą įrangą, pavyzdžiui, perkate įrankių rinkinį, kuris veikia su baterijomis. Tačiau baterijas taip pat gali naudoti kituose įrankiuose. Ir tai yra pasirenkami priedai. Taigi jūs perkate pagrindinį įrankį, o tada kartais pasirenkamas priedas tampa būtinu priedu. Ir jūs turite jį nusipirkti. Ar taip veikia religinėme pasaulyje? Ar Dievas duoda tau išganimo planą ir sako, kad tu turi priimti Kristaus teisumą,
bet tada jis tau duoda visą krūvą neprivalomų priedų, tu gali pasirinkti, nori juos daryti ar ne. Ar tai taip veikia? Ne. Ne. Ar tu to tikras? Kas tau darosi? Tu esi ekstremistas? Verčiau aš būsiu fundamentalistas. O taip vadinasi tas žodis. Taip, gerai. Taigi, kitaip tariant, tikras pašventinimas yra ne tik teorija, emocija ar žodžių forma, bet gyvas aktyvus principas įsiliejantis į kasdienį gyvenimą. Tai reikalauja, kad mūsų valgymo, gėrimo ir apsirengimo įpročiai būtų tokie, kad užtikrintų fizinės, psichinės ir moralinės sveikatos išsaugojimą. Jei laukia šalta, bet esi visiškai pasiryžęs rodyti visas savo kūno dalis, kiek tai leistina? Ar tai palanku sveikatai? Ne. Gerai. Kad galėtume paaukoti viešpačiui savo kūnus, o ne netinkamų įpročių sugadintą auką. Taigi tai ne tik valgymas ir gėrimas, bet ir įpročiai. Ar tu dabar nusiminsi, nes sąrašas tampa toks ilgas, Martinai? Ne. Nes visko, kas yra Biblijoje, sąrašas yra ilgas. Bet po kol tu nori tai daryti, nes turi ryšį su Jėzumi, nesvarbu, kiek tai truks. Kai pirmą kartą pradėjai vairuoti automobilį, ar buvai ekspertas, ar kartais tai trukčiodavo? Brr. Nežinau, atrodo, kad kitose šalyse pagrindinis pavarų dėžės perjungimas nėra rankinis. Ne. O Pietų Afrikoje jis yra rankinis. Taigi jūs turite išmokti naudoti sankabą ir išmokti naudoti šios dalykus. Todėl, kai pradedi pirmą kartą viską nesinchronizuojama, bet kai pradedi priprasti ir tie įpročiai sukūriami, tada tai tampa automatizuota tiesa. Tu apie tai net negalvoji. Ar ne tas pats su sveikatos reforma? Tas pats. Taigi, pradėjus tai daryti, tai tampa įpročių, gerų įpročių. O kai pakeiti blogą įprotį geru, iš pradžių šiek tiek trūkčioja. Bet gyvenime viskas yra taip. Nėra nieko tik lengvo. Ir įdomus dalykas, Martinai, yra tai, kad viskas, ką siūlo pasaulis, yra visiškai priešinga tam, kas teisinga. Tai lengva. Deja, gyvenime yra dalykų, kurie yra lengvi, bet dažniausiai daro tai, kas jums netinka. Jei paimsite į didžiulį futbolo stadioną perpildytą 80 000 žiūrovų, kuom ten maitina, kol jūs žiūrite šį spektaklį. Priešais jūs tikrai ne morkomis. O kas ten kairėje? Ar yra alkoholis? O tikrai. Žinau, kad kai kurie stadionai suprato, kad žmonės ten susirenka ir įvyksta nelaimingi atsitikimai, dėl kurių žmonės iš tikrųjų miršta ir tada jie kuriam laiku uždraudė alkoholį. Ir žmonės atsineždavo alkoholio visais įmanomais būdais, labai kūrybingais būdais. Ir galiausiai jie atsisakė šio klausimo ir grįžo į status quo. Taip. Taigi, įpračiai, kurie įsisenėja, paprastai yra blogi įpračiai. Taip. Taigi, ar galite įsisavinti gerus įpročius? Taip, su Dievo pagalba. Ar tas žalesis kokteilis ryte, po kurio laiko gali tapti malonumu? Na, jūs turit man pasakyti. Aš? Taip, kodėl aš? Ar jūs mėgaujatės žaliais kokteiliais? Tai priklauso nuo to, ant kiek žalias jis yra. Bet jei jis nuostabiai pagamintas su daugybė vaisių ir jame būtų šiek tiek žalumos, aš gerčiau jį nesiskųsdamas. Bet turiu tik paminėti, kad kai tada išgyvenote sunkią ligą ir aš atėjau į svečius, jūs man sakėte, kad jūsų žmona paėmė 5000 litrų talpos indą ir sudėjo viską, kas žalia ten, ir tada atėjo ir supylė man į gerklę. Taip, gali tapti maištaujančiu, kai kalbama apie per daug gero dalyko. Bet jei tai yra malonu ir tampa jūsų įprasto gyvenimo dalimi, galų gale susimastote, kodėl norėjote kažko iškreipto. Žinote, kada pradedate suprasti, kad tai svarbu, kai tu to neturi. Jei tai tampa įpročiu, o tada kažkokią progą tu važiuoji kur nors ir neturi tų produktų, kurie tau jie yra sveiki,
tada supranti, kaip tau to labai reikia. Teisingai. Visada tu turi būti aiškiai matoma, kad didžiausias tikslas, kurį reikia pasiekti, yra ne tik sveikata, bet ir tobulumas bei šventumo dvasia. Tai neįtikėtina, ar ne? Sergantis kūnas sukelia sutrikusias smegenis ir trukdo pašventinančios malonės darbui, protui ir širdžiai. Jei nuolat būsite susijaudinęs ir nuolat depresuotas, ar sugebėsite įvertinti dvasingumą, jau nekalbant apie šventumą? Tiesiog pasėdėkite su žmogumi, kuris nuolat yra neigiamas ar prislėgtas, ir pažiūrėkite, kaip jis iškrauna iš jūsų energiją. Tai beveik kaip vampyras. Kartais tu ateini ir jį tave tiesiog iščiulpia sausai. Ir kodėl žmonėms reikia šių dalykų? Jūs iš tikrųjų turėtumėte būti šviesos spindulys, tiesa, o ne kempinė. Taip, taigi tai susijęs su pašventintu gyvenimu. Ir tu esi pašventintas per tiesą. Sveikatos reforma yra dalis tiesos. Taip. Taigi, jei krikščionys laikysis įstatymų reglamentuojančių sveikatą ir gyvybę, jie turės fizinės ir psichinės jėgos palaiminimą. Ir jie turės moralinę galę imtis gerovės kovos prieš šėtoną. Tai pilnas paketas. Jei eitum į karą, ar norėtum palikti pusę savo ginkluotės, nes ji tau yra našta, tai sukels problemų. Tai sukels tau problemų. Taigi daugelis pamokslų įgauna tamsų tarnautojo virškinimo sutrikimo šešėlį. Tai labai gerai išdėstyta. Ji naudoja žodžius, kurie mane kartas taip žavi. Ir šis yra vienas iš tų. Daugelis pamokslininkų įgauna tamsų tarnautojo virškinimo sutrikimų šešėlį. Norėdami atlikti tobulą tarnystę, Dievui turime aiškiai suvokti jo valią. Ir mes negalime jos suvokti, jei nepriimsime viso plano. Gerai, manau, kad turime pradėti užbaiginėti šią diskusiją. Nebejoju, kad ji supurto kai kurias plunksnas ir sako, kad mes stengiamės išryškinti kažką nereikšmingo, bet jei tai tikrai buvo taip reikšminga, kodėl 6000 metų patyrėme nelaimių ir tai darosi tik blogiau ir blogiau? Nes tai nuo to ir prasidėjo, tiesa. Dievo būdas yra duoti žmogui tai, ko jis neturi, padaryti jį tuo, kuo jis nėra. Tai sunkus procesas, nes tai visiškai pakeičia tai, kuo tu buvai. O kūnas, kaip sako Paulius, tai, ką mano protas sako turiu daryti, mano kūnas nenori daryti. O tavo kūnas tau sako ką kita. Žmogaus būdas yra rasti lengvą vietą ir patenkinti apetitą bei savanaudiškas ambicijas. Dievo planas yra nukreipti žmogų į darbą reformacijos eilėje. Tada jis iš patirties sužinos, kiek laiko jis kenkė su kūnišku apetitu ir tarnavo savo temperamentui, sukeldamas silpnumą. Jis suteikia malonę, jei sergantis žmogus supranta, kad jam jos reikia. Dievas siūlo apvalyti, išgryninti suteptą sielą, tada jis įdės į širdį savo teisumą, ramybę, sveikatą ir žmogus taps pilnas jame. Jei Kristus valdo jų širdyse, jie įgyja principo stiprybę, galią ir gebėjimą stovėti kaip ištikimi sargybiniai, tikri reformatoriai. Tada, kaip ir Danielius, jūs vėl turite Biblijos pavyzdį. Jie daro kitiems įspūdį, kuris niekada neišnyks. Ir jų įtaka bus perkelta į visas pasaulio dalis. Ar neįdomu, kaip Dievas iškėlė tuos draugus, Danielių ir jo 3 draugus? Taip. Ir jie buvo vieninteliai iš visos minios, kurie laikėsi šių principų. Šių principų ir nenusilenkė statulai. Martinai, pagrindinė dangaus problema buvo išdidumas ir savanaudiškumas, tiesa. Apetito tenkinimas iš tikrųjų yra savanaudiškumo forma. Taip, tai yra. Tai, ko tu nori, o
ne tai, kas geriau didesniam gėriui, tiesa. Taigi tų, kurie gavo šviesos apie šią svarbę temą pareiga, parodyti didesnį susidomėjimą tiems, kurie vis dar kenčia dėl žinių trūkumo. Jei labai dažnai mėgaujatės, negalėsite tinkamais būdais pasiekti kitų. Taip, jūs gal pasieksite kitus, bet netinkamais būdais. Tai visiškai atmeta tai, kai sakai, bet aš turiu eiti ir daryti kompromisą, kad galėčiau pasiekti sielas. Ar akultistai pasiekia sielas? Labai. Ar jie veda juos į šviesos keliu, ar į sunaikinimo kelią? Į sunaikinimą? Gerai. Tie, kurie laukia greito savo viešpaties pasirodymo, turėtų būti paskutiniai, kurie parodys, kad nesidomi šiuo dideliu reformos darbu. Jei nori pasiekti kitus, turi daryti tai, ką liepia Dievas. Ir tai yra visas sveikatos reformos klausimas. Martinai, paskutinėmis dienomis, ar tu kaip individas nori būti garsaus šauksmo dalimi? O tikrai, tu nori būti labai taip. Aš taip pat noriu būti. Kurį laiką maniau, kad man tai gali būti neįmanoma. Bet aš turiu vilties, kad galiu būti to dalimi. To neįmanoma padaryti, neįmanoma, jei nepriimate visos pakuotės. Dievo darbe nėra pasirenkamų priedų. Tai sandora. Ir ši knyga, Martinai, yra sandora nuo pirmo puslapio iki paskutinio. Taip. Ką aš ignoruosiu? Kas man svarbu? Kokia jo dalis yra esminė? Ji visa Biblija. Taip, viskas arba nieko. Taip, o ne tam tikros dalis. Taigi, palikime tai ir melskimės, kad Dievas padarytų įspūdį protams, kad toks paprastas ir kasdieniškas dalykas, kaip sveikatos reforma, galėtų būti išgelbėjimu. Gal tik noriu pabrėžti, kad dauguma žmonių žino, mes apie tai kalbėjome. Jūs, jūsų žmona, pernai ir šiais metais turėjote sunkumų dėl sveikatos. Taip. Ir jūs abu buvote apkaltinti dėl savo dietos. Taip. Jūs susirgote, bet išgijote, sėdite čia. Ir jūsų žmonai viskas gerai. Iš tikrųjų, jie pasakė, kad jos būklė ideali. Taip. Ir jūs nieko nepakeitėt. Laikėtės kurso, kurį Dievas jums davė. Na, tai malonu iš tavo pusės, Martinai. Būtent tas dalykas, kaip žmonės teigia, mus susargdino. Jis sugrąžino mums sveikatą ir stiprybę. Taigi kartais yra tam tikrų problemų kylančių iš jūsų praeities. Tai labai svarbu. Ir jūs negalite visada pasakyti, kad būsite visiškai be problemų. Bet jei laikysitės to, ką pasakė Dievas, tada turite didžiausią tikimybę pasveikti. Taigi, melskimės ir prašykime Dievo, kad jis apšviestų žmonių protus apie sveikatos reformos svarbą paskutinėmis dienomis. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, šis klausimas buvo išspręstas tiek, kad tapo nesutarimų objektu. Ir vėl mes apie tai kalbame, nes mums buvo liepta atskleisti esmę. Ir meldžiu Viešpatie, kad tai būtų priimta tokiu būdu, kuriuo buvo siekiama paskatinti žmonės eiti šiuo keliu, kad jų dvasingumas atitiktų tavo žodžio reikalavimus. Tai mano malda Jėzaus vardu. Amen.